ir tai yra futbolas A lyga, centrinė vieta, sakykime taip, kalbėdami apie šio savaitgalio futbolo arenas Lietuvoje, tai yra Panevėžio futbolo akademijos stadionas, kuriame šiandien ekranas, Sužeistas žvėris, šiuo atveju turbūt turėtume sakyti, komanda, kuri tik tašką iškovojo žaisdama su Sūduva ir Vilniaus Žalgiriu. Ir šiandien čia Klaipėdos Atlantas. Ir štai toks smūgis. Kozlovas, lygiai taip pat kaip Bartkus priešingoje varžovų komandoje. Pavojinga situacija, Razulis 1-0, 7-asis Evaldo Razulio įvartis šiame čempionate. Rezultatyvumu jis paveja Georgijų Alaverdašvilį 0-1. Ir tai yra smūgis aikštės šeimininkams, artėjant į pabaigą pirmajam kėliniui. Atlantas smeigia įvartį į čempionų vartus. Padarė viską vienas. Pasiekia kamuolį Atlanto komandos žaidėjas. Iš tiesų tokia situacija, kada kai... Pavojinga dar vienas. Ir Verpstas. Razulis. Ir vėl Razulis. Kazlauskas perima kamuolį. Donatas Kazlauskas, du futbolininkai tokia pavardė Atlanto komandoje. Urbšys. Vėl baudos aikštelėje. Ir Andriaus Urbšio smūgis. Pilotas. Perdavimas į baudos aikštelę. Pirmasis šansas Artūrui Rimkevičiui. Vėl nepasiekia kamuolys Artūro Rimkevičiaus. Štai dabar jau galimybė priartėti prie vartų. Tado Markevičiaus perdavimas Rimkevičius. Smūgis. Artūras Rimkevičius su gražumu. Mušti gali bet kaip, kairę, dešinę galvą, žudamas per save, kaip nori, tai įrodė dabar. Smūgis buvo geras, smūgis buvo kokybiškas, na, pataikė tiesiog į vartininką. Urbšys. Tikslus perdavimas, smūgis į vartus ir Mariaus Papšio smūgį atremia vartininkas. Yra praktiškai visi vėl išskyrus du futbolininkus. Ir pavojinga situacija. Iš jaunų žaidėjų, Gediminas Kruša galbūt. Iš tų, kurie daugiau ar mažiau patyrė pavojingą situaciją ir vienas Markevičius lygina rezultatą. Pirmasis Markevičiaus įvartis šį sezoną. Bet koks reikalingas ir koks svarbus jis ekranui, Valdas Urbonas išleido Tadą Markevičių antrojo kėlinio viduryje ir štai dabar 11-asis ekrano numeris lygina rezultatą, atstato pusiausvyrą šiose rungtynėse ir daro, spėčiau, paskutinėsias 15 minučių be galo įdomiamis. Dabar jau nebėra jokios... Tai yra sėkmingos taktikos. Sėkminga taktika, kurią dabar jie... Bartkos. Ir smūgis į vartus. Krenta baudos aikštelė Atlanto futbolininkas ir... Nemanau. Galėjo būti ir geltono už vaidybą, manyčiau taip, nes... O štai dabar įvartis. O dabar įvartis. Klaipėdos Atlantas jau per pridėtą teisėjo laiką smeigia smūgį, kuris gali būti šiandien Lietuvos čempiono mirtinas. Kazimieras Gnedojus, man pasirodė jis, pasiuntė galvą kamuolį į vartus, ten Tadas Kauneckas gelbėjo komandą šiandien nesykį, bet ne dabar. Tik tai labai didelis skirtumas rytdienos rungtynėse. Taip, aidi finalinis teisėjo švilpukas, Sergejus Slyvas skelbia apie šių rungtynių pabaigą.